50 tūkstančių. Galiu paminėti, kad yra grįžtančios ES lėšos už projektus virš 76 tūkstančių išlaidų kompensavimo būdų. Noriu pasakyti tai, kad savarankiško biudžeto viršplaninės pajamas truputį didiname, gavome palūkanų už depozitus, paskirstome grįžusias projektų lėšas ir savarankiško biudžeto būtent projektams įgyvendinti. Ir tuo pačiu sprendimu taip pat yra perskirstomos lėšos tarp programų, grinai pagal įgyvendinamus projektus. Tuo pačiu noriu pristatyti prie šio sprendimo, kad biudžetą šiai dienai vykdome gerai, 5 mėnesių planą savarankiško biudžeto įvykdėme 42%, esame įgavę viršplaninių mokestinių pajamų daugiau negu planuota ir kurorto rinkliavos 50 tūkstančių daugiau negu planuota. Taigi šio sprendimo projekto tiek, reiškia didiname pajamų ir asignavimų planą 2 400 000 eurų. Viskas? Taip. Vedėjai, kad baigėte, bet manau, kad dar tik įkvėpėt. Tai ačiū vedėjai, komitetuose, kaip ir buvo išsamei pristatytas šis klausimas, dar papildyta, taigi prašau, jūsų klausimai, pasisakymai, siūlymai, teikiu balsavimą. Sprendimas priimtas 23 balsai už. Antrasis klausimas. Dėl vietinės rinkliavos užleidimo prekiauti ar teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės tarybos nustatytose viešosiuose vietose išdavimo. Prašau. Šiuo sprendimo projektu teikiame tvirtinti atnaujintus nuostatus. Paminėsiu tik pagrindinius pakeitimus, nes buvo labai išsamiai pristatyta komitetuose. Tai pagrindinis patikslinimas yra patikslintos ir papildytos lengvatos ir jų suteikimo būdai. Naujai įtraukta 25% lengvata Druskininkų gyventojams prekiaujantiems ir paslaugas teikiantiems švenčių metu. Panaikinta lengvata renginio generaliniams rėmėjams. Taip pat mažinant administracinę naštą 12 punktų yra įtraukta nuostata, kad prekybos renginių metu rinkliavą už visus prekybininkus sumoka renginio organizatorius. Papildyta 19 punkto nuostata, kad asmuo prekiaujantis ir teikiantis paslaugas privalo turėti galiojantį išduotą leidimą toje vietoje. Įtrauktas 21 punktas, kuriuo nustatoma pareiga atlyginti savivaldybės biudžetui padarytą turtinę žalą, jeigu prekiaujama ar teikiama paslauga nesumokėjus rinkliavos. Taip pat pakeistas antras nuostatų priedas. Esmė tai, kad yra atsisakoma renginių skirstymo pagal apimtis į didelis ir mažas. Nustatoma rinkliavų dydžiai bet kokiam renginiui, kuriame vyksta prekyba. Tai pakoreguotos renginių zonos iš buvusių 3 į 2 skirstant, apjungiant pirmą ir antrą zonas pagal rinkliavos dydžius. Papildyta prekyba ir paslaugų teikimas dydžiais nustatyti švenčių metu. Rinkliavos dydžiai nustatomi 25% didesni, nes būna labai didelis prekiautojų srautas. Ir papildytas rinkliavos dydis prekybai bagažinių turguje arba sendaikčių mugėje. Tai tokie patys pagrindiniai pakeitimai. Visko. Prašom pritarti sprendimo projektui. Taip, ačiū, prašau jūsų klausimai. Rečkovas. Gerbiamas pranešėjas, minėjote, kad pakeitimai yra numatyta, kad mokestį už visus prekybininkus sumokėtų renginio organizatorius. Norėjau paklausti, ar tai yra nauja nuostata ir kokia praktika buvo taikoma iki tol. Ar prekybininkai mokėtų už save tiesiai, ar sukeldavo tai gal nepatogumą administruojant ir panašiai. Šiaip tai daugiau įgyvendinom čia faktą, nes buvo didelė administracinė našta, įsivaizduokit, kiekvienas prekiautojas turėdavo teikti asmeniškai mums į administraciją savo
tas patys, jeigu tokie prekiautojai yra kurorto rinkliavos metu, tarkim, kurorto šiandien metu kokie 200 prekiautojų, kiekvienas veikia atskirai. O šiuo metu būtų, kad organizatorius surenkia visų prekiautojų, norinčių prekiauti paraiškas ir tada visą rinkliavą kartu perveda administracijai. Reiškia, mums atkrinta labai didelė našta. Ir juo labiau tokia kaip ir kontrolė pačio administratorius, kiek prekiautojų bus irgi įtraukiama jam pačiam atsakomybė. Taip, prašau dar klausimai. Nematau, pasisakymai. Teikiu balsavimą. Sprendimas priimtas, 24 balsai už. Trečiasis klausimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 7 dienos sprendimų numeris T1/170 dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Druskininkų savivaldybės administracijai suteikimo pakeitimo. Prašau. Labą dieną. 22 metų lapkričio 7 dienos tarybos sprendimu centrinės perkančiosios organizacijos funkcijos buvo suteiktos Druskininkų savivaldybės administracijai. Centrinė perkančioji organizacija vykdo pirkimus, kurių sutarties vertė yra didesnė kaip 15 tūkstančių. Balandžio mėnesį yra gautas Lietuvos Respublikos vyriausybės dalies, kuriuose siūloma mažinti administracinę naštą švietimo įstaigoms, tokiu būdu sutelkiant visų žmogiškuosius ir kitus resursus tiesioginių funkcijų vykdymui, tai yra kokybiškam švietimo ir ugdymo paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į šias gaires ir veiklą Druskininkų švietimo centre, jau sėkmingai veikia centralizuotos buhalterijos padalinys, siūloma steigti švietimo centre naują padalinį, apimantį bendrųjų funkcijų centralizavimą. Tai būtų pirkimai, teisė, personalas ir kiti svarbus klausimai. Ir atsižvelgiant į tai, siūloma pakeičiuos sprendimo projektų, siūloma pakeisti pirmą punktą ir centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikti vykdyti Druskininkų savivaldybės administracijai kultūros sektoriuje veikiančioms įstaigoms, Druskininkų švietimo centrui, švietimo sektoriaus ir kitų perkančiųjų organizacijų centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. Asmuo dirbantis Druskininkų savivaldybės administracijos centralizuotų pirkimų skyriuje perėtų dirbti į Druskininkų švietimo centrą, kiti etapai pagal poreikį būtų ieškoma kandidatų skelbiant konkursų. Tai tiek šios sprendimo projektų. Ačiū, prašau klausimai. Klausimų nematau, pasisakymai, siūlymai. Teikiu balsavimą. Patusėjimas kalbėjau. Sprendimas priimtas 24 balsai už. Ketvirtasis klausimas dėl Druskininkų savivaldybės būsto pardavimo jo nuomininkui. Prašau, įdėsiu. Šios sprendimo projekto esmė yra suteikti darbuotojams savivaldybės būsto nuomininkui jo nesocialinio būsto nuomos savininkas nuomojamą būstą. Kalbame apie 2 kambarių būstų sveikatos gatvėje. Nuomininkas reikalauja įstatymas keliai viršyti mažiau kaip 5 metus būsto kaina nustatyta nepriklausomą turto vertinti
klausimai, pasisakymai, siūlymai, teikiu balsavimą. Sprendimas priimtas 25 balsai už. 5. klausimas dėl valstybės turto vietinės reikšmės kelių ir gatvių perėmimo Druskininkų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Druskininkų savivaldybės administracijai. Prašau. Čia sprendimo projekto esmė yra perėmti savivaldybės nuosavybę valstybės vietinės reikšmės kelius ir gatves. Išvardintas sprendime. Keliai perėmėme atlikus karininkų vertinius matavimus, inventorizavus juos. Visi keliai, kurie išvardinti sąraše yra skaitomi savivaldybės nekilnojamo turto projekto balanse, faktiškai savivaldybės naudojami ir prižiūrimi. Noriu kreipti paskutinės eilutes sąrašo, kur yra dviračių takas. Tai vienas ir tas pats takas, bet jis yra išskaidytas į kelis turtinius vienetus, kadangi kertamas yra kitų kelių ir gatvių. Prašau pritarti sprendimo projektui. Prašau, jūsų klausimai, pasisakymai, siūlymai, teikiu balsavimą. Mėlantys visi tie tarybos nariai. Na. Pradės kokį čia. Sprendimas priimtas 25 balsai už. 6. klausimas dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Vilniaus alėja 9B Druskininkuose nuomos be aukciono. Prašau. Respublikos vyriausybės nutarimas, masyviai vadinamas 260, nustato tvarkas, kaip turi būti išnuomojama valstybinė žemė ir kaip jinai perleidžiama kitiems asmenims. Ir vienas iš punktų kalba apie žemės nuomą pastatų savininkams. Tai valstybinė žemės sklype esančio pastato savininkui priklausančiam turtui suplanuotas žemės sklypas gali būti išnuomojamas per konkursą. Tai nuomojamas per konkursą, tai šiuo atveju kalbame apie žemės sklypą Vilniaus alėja 9B, kuriame stovi statinys struktūrinė. Statinys, atsižvelgiant į jo tarnavimo laiką, gali būti naudojamas per 25 metus. Atitinkamai siūloma žemės nuomos sutartį sudaryti tam pačiam terminui. Preliminariai žemės nuomos mokesčio metinė kaina būtų apie 60 eurų. Tai 1% nuo sklypo vidutinės rinkos vertės. Tai mokestis skaičiuoja mokesčių inspekcija savivaldybės, kaip administruoja jį. Perskaičiuoja žemės nuomos projektą. Gyvenos dydis taip pat keičiasi. Tas vyksta nedažniau kaip kartą per 3 metus. Nuomos sutarties projektas yra suderintas su savininku pastato. Tai jam yra pritaręs. Sutartyje numatytos sąlygos, kad jinai gali būti nutraukta. Pavyzdžiui, kai sklypas naudojamas ne pagal paskirtį, arba statinys naudojamas ne pagal paskirtį, kai statinys sunyksta, arba kai vykdoma nauja rekonstrukcija, neturi tam leidimo ir kitais panašiais atvejais. Prašau pritarti sprendimo projektui ir sudaryti galimybę išnuomoti žemės sklypą. Ačiū už pristatymą, prašau jūsų klausimai. Nematau, pasisakymai. Taip pat nėra, teikiu balsavimą.
Sprendimas priimtas 23 balsais. 7 klausimas. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Gardino gatvė 81 Druskininkuose nuomos be aukciono. Prašau. Analogiškai situacija prieš tai pristatytą klausimą. Pastato savininkas yra pateikęs prašymą išnuomoti jam valstybinės žemės sklypą. Tai siūloma išnuomoti žemės sklypą 5 metų laikotarpiui. Laikotarpis nustatytas pagal pažeidėjo nurodytus reikalavimus, tai atsižvelgiant į pastato nusidėvėjimą, remontavimo laiką ir kitas investicijas į jį. Tai matom, pastatas yra tvarkomas, prižiūrimas ir eksploatuojamas. Tai po jo kadastrinis naujos bylos parinkimo bus galimybė nuomoti 3 metų. Šiandien dienai terminas būtų 5 metai. Sklypo mokestinė vertė yra kiek daugiau nei 27 000 eurų. Mokesčių tarifas šios paskirties žemės sklypų yra 1%, įmetinis nuomos mokestis šiandien dienai būtų apie 270 eurų. Tai prašau pritarti sprendimo projektui išnuomoti sklypą. Prašau jūsų klausimai, pasisakymai, balsavimus. Sprendimas priimtas 22 balsai už. 8 klausimas. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Čiurlionio gatvė 84B Druskininkuose nuomos be aukciono. Šios sprendimo projektas mėgė išnuomoti pastato savininkui valstybinės žemės sklypą esantį Čiurlionio gatvėje. Savininkas valdo pusę prekybinio paviljono. Todėl nuomojama yra pusė žemės sklypo, pusė žemės sklypas tai vienas aras. Nuomojama pusė žemės sklypo, nuomos terminas, atsižvelgiant į pastato nusidėvėjimą ir kitas investicijas į galimas ilgiausias 30 metai. Nuomos mokestis, kadangi labai didelė žemės sklypo dalis nuomojama ir sklypo rase pakankamai nedidelė, tai numetinis nuomos mokestis buvo 17 eurų. Prašau pritarti sprendimo projektui. Prašau jūsų klausimai, pasisakymai, balsavimas. Sprendimas priimtas 25 balsai už. 9 klausimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2024 metų balandžio 29 dienos sprendimo numeris T1/55 dėl sutikimo perimti valstybės turtą Druskininkų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Druskininkų savivaldybės įstaigoms pakeitimo. Prašau. Mėnesį tarybos posėdyje taryba pritarė sprendimui priimti perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą, kaip ponas prisimenu kompiuterių ir ikimokyklinę bei priešmokyklinę ugdymo metodinę medžiagą. Gaunant nacionalinės švietimo agentūros prašymą papildyti sprendimo preambulę ir 1.2 papunktyje ikimokyklinio ugdymo funkciją, tai atitinkamą pakeitimą papildomą preambulę ir 1.2 papunktyje išdėstyti premjeros naują redakciją. Prašau pritarti sprendimo projektui. Prašau jūsų klausimai, pasisakymai, teikiu balsavimą.
Sprendimas priimtas 25 balsai už. 10 klausimas dėl pritarimo dalyvavimui projektuose. Prašau, vedėja. Dvi vedėjus nepasidalina, kurie eiti. Labadiena. Šiuo sprendimu siūloma pritarti Druskininkų savivaldybės administracijos dalyvavimui trijuose projektuose pareiškėjo teisėmis. Pirmasis būtų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas Druskininkų savivaldybės administracijos patalpose Vasario 16 gatvė 5. Planuojama projekto vertė daugiau negu 6 000, paramos dalis apie 30%. Bus įsigytos įrengtos 4 iki 22 kWh galios elektromobilių įkrovimo stotelės prieigos. Antrasis projektas Druskininkų savivaldybės sveikatos centro veikloje dalyvaujančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos specialistų rengimas ir pritraukimas. Projektas finansuojamas 100%, planuojama vertė daugiau negu 383 000 eurų. Šios lėšos bus skirtos projekto partneriams dalyvaujantiems Druskininkų sveikatos centro veikloje. Planuojamos investicijos į sveikatos priežiūros specialistų rengimas, studentų pritraukimą į studijas, profesinę praktiką, studijų procesą, siekiant juos pritraukti į savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Na ir trečiasis projektas - sveikatos centro veiklos modelio diegimas Druskininkų savivaldybės sveikatos centre kartu su partneriais dalyvaujančiais sveikatos centro veikloje. Taip pat finansuojama 100%, bendra vertė beveik 297 000 eurų. Šios lėšos bus skirtos projekto partneriams dalyvaujantiems sveikatos centro veikloje. Tai būtų darbo užmokestis paslaugas koordinuojančiai įstaigai, atvejo vadybininko etato iš žaliojo koridoriaus modelio diegimui. Šiuo projektu siekiama užtikrinti efektyvų sveikatos centro veiklos organizavimą bei pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams. Šiuo sprendimu taipogi siūlome pritarti dar vienam projektui Druskininkų savivaldybės administracijos dalyvavimo partnerių teisėmis, tai yra Leipalingio dvaro 114 patalpos aktualizavimas ir įveiklinimas. Ir įpareigoti Druskininkų kultūros centrą būti pareiškėju. Planuojame vertė 236 000, iš kurių 187 000 būtų finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Savivaldybės prisidėjimas būtų apie 21%, beveik 50 000 eurų. Bus atlikti Leipalingio dvaro 114 patalpos restauravimo, konservavimo darbai, siekiant ją pritaikyti kultūrinėms edukacinėms programoms, aktualizuojančioms Leipalingio dvaro istoriją. Šiuo sprendimu taip pat bus įsipareigota finansuoti projektus kvietimas numatytomis sąlygomis bei padengti visas netinkamas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengė projektų finansavimas, matant šias lėšas savivaldybės biudžete. Prašome sprendimui pritarti. Ačiū vedėjai, prašau jūsų klausimai. Baltė. Dėl automobilių įkrovimo stotelės reikalų, ar buvo svarstyta kokia nors versija dėl viešo prieinamumo, nes stotelė, kuri aptarnaus šiuo atveju ko gero tik tai, pradžioj vieną automobilį, gal du, tai stotelės naudingumo pacientas mažokas. Tai ar buvo svarstyta kitos versijos prieinamumo prasme? Ačiū. Šio kvietimo viena iš sąlygų yra būtent privačių prieigų, tai yra juridinių asmenų privačių prieigų įkrovimo stotelių finansavimas, o viešų prieigų buvo įrengta projektam finansavimo laikotarpį ir ateityje taip pat bus daugiau, bus perduota operatoriam šita paslauga ir iš tikrųjų tų prieigų bus daugės. Jeigu gerai supratau, tai čia turbūt yra ta mintis, kad savivaldybės vairuotojams palikti naktiniai pamainai, mokėti dvigubus tarifus ir savaitgaliais, kad jie galėtų tuo metu, kaip savivaldybės darbuotojai nedirba ir nesinaudoja transportu, nulėkti iki miesto
įkrovimo stotelės ir kyštelėti tenai kažkiek. Tai vis tiek būtų faina, ne? Ar bus dar klausimų? Pasisakymų? Teikiu balsavimą. Sprendimas priimtas 24 balsai. 11 klausimas dėl savivaldybės būstų nuomos rinkos kaina. Prašau. Labadiena visiems. Patikrinus metinės gyventojų turtų deklaracijų duomenis buvo nustatyta, kad 6 asmenys prarado teisę nuomoti jiems išnuomotus socialinius būstus. Nuomininkai yra pateikę prašymus dėl jiems nuomomų socialinių būstų nuomos kaip savivaldybės būstų rinkos kainomis. Taigi būtent sprendimo esmė yra 6 asmenims nuomoti 1 metų laikotarpiui druskininkų savivaldybės būstus už rinkos kainą. Prašau visų priimti sprendimą. Ačiū vedėjai, prašau klausimai. Pasisakymai. Miškinienė. Norėjau jūsų paklausti, o kokia dabar rinkos nuomos kaina? Vis daugiau tokių pasisakymų, kad būstų kainos neprieinamos gyventojams. Kaip yra prisiminti? Tai rinkos kaina yra labai skirtinga pagal būtent būsto ar statybos metus. Vietovėje yra nustatytas rinkos pataisos koeficientas, kurį taip pat yra patvirtinus taryba savo sprendimu. Bet kaip pavyzdys, tarkim, pirmų punktų patvirtintas ateities gatvėje esantis būstas, tai asmuo, jeigu buvo kaip socialinis būstas, tai mėnesį jis mokėjo 64 eurus, dabar už rinkos kainą jis nuomosis už 77 eurus, tai maždaug pabrango apie 20%. Tai visiems panašiai, 6 asmenims pabrango apie 20%. Taip, klausimų daugiau nebuvo, pasisakymų taip pat neteikiu balsavimą. Sprendimas priimtas 24 balsai už. 12 klausimas dėl Druskininkų savivaldybės peticijų komisijos 2024 metų gegužės 17 dienos išvados numeris NLK-85. Prašom pirmininką. Gerbiamas merė, gerbiami posėdžio dalyviai. Kovo 18 dieną buvo gautas pareiškėjo prašymas peticijų komisijoje su siūlymu leisti vežtis dviračius absoliučiai visose visuomeninio transporto priemonėse nepritvirtintus tiesiog nuolaidant ranka. Peticijų komisija posėdžiavo vieną kartą, pritarė, kad tai galima būtų laikyti peticiją ir tuomet surinkusi medžiagą iš vežėjo, iš eismo saugumo komisijos posėdžių, dar sėkiai susirinko ir aptarė visus prieš ir nutarė, kad yra nelogiška priimti siūlymą. Tokiu būdu prašau tarybos pritarti peticijų komisijos sprendimui, ne pritarti pareiškėjo siūlymui vežtis dviračius prilaikant ranka viešajame transporte Druskininkuose.
Ačiū. Ar turėsite klausimų? Sokolovas. Ar buvo aptarta su vežėjų galimybė sudaryti tokias sąlygas autobusuose, vežti dviračius, galbūt nebūtina rate laikyti? Dabar bijau pasakyti taip tiksliai, bet elektroninė erdvė yra labai išsamus vežėjo paaiškinimas, kiek aktualus šitas klausimas ir žodžiu, vežėjas taip pat nepritarė. Ir vežėjas nepritarė, ir visi kiti nepritarė, ir praktika, kuri rodė dar turint senuosius autobusus, kur buvo galima ir ant galo vežti, tai per metus, jeigu vieną ar du dviračius veža, mūsų miestas nėra tokio dydžio, kad reikia važiuoti su autobusu, vežtis dviratį, kad po to grįžti, 2-3 km yra maksimalus atstumas, ir jo labiau, kad mūsų autobusai yra nauji, tvarkingi, ir dviračiais juos gadyti, aplupinėti ir taip toliau, tikrai nebus tokie klausimai sprendžiami teigiamai. Taip, Miškinienė, prašau. Kaip daktarą jūsų paklausti, o jeigu taip jau leistumėm, tai traumų atvejus taip pat galima tiesiog grįžti, jeigu Gerbiamą Kristiną, įsivaizduokite, kad dviratį stovi autobusai ir jam reikia staigiai statyti. Ir mes su tuo dviračiu daras. Parlėkė per priekinį langą. Čia turbūt jau pasisakymai, Sokolovas. Tai vėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad dviračių eismas kurorte vasarą yra intensyvus ir tarkim užklupus liūčiai yra labai patogu gabenti dviratį iki sanatorijos kokios poilsiautojai ir mūsų autobusai tikrai nėra perpildyti, tai galbūt reikėtų ateityje apsvarstyti galimybę įrengti tvirtinimo diržus, kaip ir saugos diržas, kaip net Vilniuje, galbūt galima būtų vežtis tuos dviračius sauliai, nebūtinai laikant į pačią autobusų stotį. Tai turbūt tiek. Siūlau ne diržus įtvirtinti, o kiekvienam autobusui įrengti mažas mechaninės dirbtuvės, atėjusių dviračių būtų išardomas į detalės, sudedama į transportavimo dėžę, supakuojama su plėvele, burbuliukais ir po to sustojus vėl surenkama, tai būtų efektyvu ir tikrai saugu. Ar dar bus norinčių pasisakyti? Teikiu balsavimą. Sprendimas priimtas 22 balsai už. 13 klausimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą, valstybinės reikšmės kelią Druskininkų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimų teise Druskininkų savivaldybės administracijai. Prašau, vedėja. Keičiantis kelio būklei, keičiantis kelio statusui yra vertinama tik tai socialinis ekonominis rezultatas. Tai yra transporto intensyvumas, jeigu valstybinis kelias pergalėtų kromas, taip pasakykime, į vietinės reikšmės kelią, transporto eismas nėra fiksuojamas ir tai nėra rodiklis, kurio vadovaujantis būtų galima nuspręsti, ar kelio būklė pasikeitusi. Tai šios sprendimo projektus siūlome perimti savivaldybės nuosavybę, valstybinės reikšmės kelią nuo miesto ribos iki sankryžos su keliu 5 Tai yra iki sankryžos Susnovarėje ir įtraukti į vietinės reikšmės kelių sąrašą, įsitikinę vietinės reikšmės kelio statusą. Kaip pasikeitusi socialinė ekonominė nauda šitą kelią? Tai turbūt visi žinome, kad seniai šitas kelias nebenaudojamas vien
kelią valdanti bendrovė Via Lietuva. Ir pateikusi siūlymas savivaldybei perimti šitą kelio dalį nuosavybę. Ir savivaldybės tarybai priėmė sprendimo projektą, jinai pradės kelio atidalinimo procedūras. Kartu atidalindama žemės sklypą paskirtą šitam kelio ruožui ir perduos į savivaldybės nuosavybę. Tai prašau, kad perduos sprendimo projektą. Prašau, jūsų klausimai. Baltė. Šiek tiek jį galima detaliau dėl perėjimo sąlygos, kad būtų turto objektai, tai ką reiškia sklypas ir ką reiškia kelias, kokie parametrai. Turto objektai yra, šiandien dienai yra vienas kelias nuo Druskininkų miesto ribos iki Verkių žiedo. Tai, kad būtų galima atiduoti sklypo kelio dalį, jis yra turi būti padalinamas į du nekilnojamo turto objektus. Tai kelio ruožui nuo miesto ribos iki Sankryžos Novorėno bus suteiktas naujas unikalus numeris, tai taps atskirų nekilnojamo turto objektų. Dėl žemės sklypas taip pat yra visam keliui vienas sklypas. Padalinus daiktai dvi dalis, daiktas neturėtų kirsti sklypo, todėl bus suformuotas antras sklypas. Nuo miesto ribos iki Sankryžos. Tai yra tokio pačio dydžio, koks yra suformuojamas nekilnojamas daiktas. Ar dar bus klausimų? Rečkovas. Norėjau paklausti, ar šiuo metu de facto kelio priežiūra šito ruožo vykdo Via Lietuva, vis dėlto jau de facto vykdo savivaldybė. Kol kas Via Lietuva. Ar dar klausimų? Pasisakymų? Teikiu balsavimą. Sprendimas priimtas 23 balsai už. Ačiū už dalyvavimą, posėdis baigtas.